Labas rytas, kulinarinės fantastikos mėgėjai. Su jumis ir vėl sveikinuosi aš, Martynas, laidoje Video puodas. Jokauju, iš tikrųjų jūs ir vėl pabudote su laida Pabusk su TV1. Na, o šį rytą jums parodysiu, kaip pasigaminti itališką lazaniją savo namuose. Na, mums prireiks jautienos ir kiaulienos faršo, svogūno, petražolių, česnako, mozarelos sūrio, pomidorų pastos, čiobrelio, rozmarino, baziliko, lazanijai skirtų lakštų, kuriuos aš pasigaminau pats, pipiro ir druskos. Įkaitinkite savo orkaitę iki 190 laipsnių ir uždėkite keptuvę arba puodelį, kad jisai įkaistų, mes tenais šiek tiek pakepsime. Na dabar imame česnakus. Česnakus susmulkiname. Suberiame čia česnakus. Dedame į česnaką čiobrelį, rozmariną ir baziliką. Šį kartą aš naudoju visus prieskonius džiovintus, todėl užpilsiu šiek tiek, labai nedaug karšto vandens. Jie padės atsiskleisti visiems aromatams. Na dabar imu grūstuvę ir viską sugrūdu. Imame svogūną ir supjaustome kubeliais. Būkite atsargus, neperkepkite svogūno. Jis turi tik šiek tiek suminkštėti, tačiau neturi pakeisti spalvos. Ir beriame prieskonius. Šiek tiek įpilsiu dar alyvuogių aliejus. Ir pakepsime apytiksliai 5-7 minutės. Imame kiaulienos ir jautienos faršą ir įdedame jį prie svogūnų su prieskoninėmis žolelėmis. Viską šiek tiek apmaišome. Ir dabar mes turime laukti, kol išsprigės visi lašinukai, visas riebumas, kuris yra farše, ir jisai pasidarys labai birus. Tam mums prireiks apytiksliai 15 minučių. Jeigu jaučiate, kad mėsa išsausėjo ir pradėjo lipti prie puodo arba jūsų keptuvės dugno, įpilkite dar šlakelį alyvuogių aliejaus ir taip jūs užtikrinsite, kad tikrai neprisvilinsit. Mes jau esame pasiruošę pilti pomidorų tyrę, druskos ir šviežiai malto pipiro. O, mūsų vanduo jau užvirė ir dabar mes galime dėti lazanijai skirtus lakštus. Nu, nežinau, jeigu jūs gaminsite lazaniją, tai tikriausiai parduotuvėje sumokėsite apie 5 litus už lazanijos lakštus vienam patikalui. Na, o man šie lakštai kainavo nedaugiau negu 1 litas. Druskos. Virsiu lazanijos lakštus 3 minutės. Mano lakštai jau išvirė ir ją juos išpilsiu. Pjauname lazanijos lakštus ir klojame į formelę. Dedame mūsų įdarą, paimsime petražolės, šiek tiek pasmulkinsime, barstame petražolės, imame mozarelos sūrį, pjauname jį plonais griežinėliais, viską dėliojame, galime šiek tiek paplėšyti. Sluoksnių mes galime daryti tiek, kiek mes norime. Tiksliau, tiek, kiek mes pasidarėme įdarų ir tiek, kiek mes turime lakštų. Užbaigiame ir galime bėgti prie orkaitės ir pašauti. Pradžiai aš uždengsiu dangtį, tam, kad mano sūris nepradėtų per daug greitai kepti ir neapskrustų ir nesudegtų. Tokiu būdu aš pakepsiu apytiksliai 15-20 minučių, o tada nuėmęs dangtį, leisiu dar apskrusti sūrį apytiksliai 5-7 minutės. Mano lazanija jau yra paruošta. Ai! Pažiūrėkit, koks vaizdelis yra štai čia. Ir dar spirga, dar visa šviežia. Pas mane dar liko šiek tiek petražolių. Aš dar šiek tiek pagražinsiu viršų. Šią lazaniją pasigaminti štai tokią porciją, kokią padariau aš, tai yra ko gero 3 žmonėms prisivalgyti ir nugriūti ant žemės, kainuos apytiksliai 15-16 litų. Palinkėsiu jums gero apetito ir būtinai laukite manęs rytoj ryte, nes aš vėl jūs pažadinsiu. Dabar sakau jums iki pasimatymo ir gero apetito.